7bet lažybos. 7bet. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Gražią dieną visiems komentatorius ir žurnalistas Jonas Lekšas jūsų ekranuose. Juokai baigti, Eurolygos atkrintamosios jau prasidėjo ir šią savaitę antroji jų savaitė, kažkiek galbūt ir pirmoji nuvylė. 3 serijos, kur rezultatas yra 2-0. Pradėkime nuo antradienio susitikimo, kur Šarūnas Jasikevičius treniruojama Stambulo Fenerbahče bandys užbaigti seriją greičiausių įmanomų būdų, padartoti taip Šaras gali, kaip sutvarkė Žalgirį prieš porą sezonų sausai 3-0. Paryžiaus komanda pirmose rungtynėse turėjo vilčių Stambule, antrajame susitikime jau viskas vyko absoliučiai pagal Fenerbahče kontrolę. Ir viskas priklausys nuo to, kaip pavyks sukontroliuoti Džidžį Šorcą. Dudelė ta pati, jeigu Šorcas yra atkertamas nuo komandos, paliekama jam metimai iš distancijos, iš toli, kiti žaidėjai nėra įtraukiami į žaidimą, tada reikia stebuklingų Nadiro Hifi metimų, kad Paryžius galėtų būti vienoje kovoje su Fenerbahče. Apskritai, Stambulo klubas atrodo susikuria labai gerus metimus, realizuoja juos labai aukštais procentais ir atrodo, kad šiuo sezono metu yra pagavę pikinę formą. Nagelas Heizas Deivisas nuostabus. Vaidas Boldvinas duoda vis daugiau ir kažkaip galvoja, kad Fenerbahče tikrai užsidarys šią seriją rezultatu 3-0. Ir jeigu mes norime intrigos, visų akis krypsta į Madridą, tikimės iš Madrido Realo, kad kažką pavyks sukurti įdomaus. Kokybės pirmąją savaitę pirėjo iš abiejų komandų, reikia pripažinti, buvo nedaug. Realas apskritai labai prastai atakavo krepšį tiek iš toli, padarė klaidas vienose rungtynėse 18, kitose 19 ir su tokiais skaičiais tu neturi šansų laimėti prieš reguliarojo sezono nugalėtojus, kurie reikia pabrėžti irgi nedemonstruoja stebuklingo veido, ten gerai veikia visa sistema bendrai. Saša Vezenkovas iš savo judėjimo be kamuolio susirinko nemažai taškų, tačiau gynėjai sunkiai funkcionuoja. Evanas Furnie tik antrose rungtynėse sužaidė neblogas rungtynės, bet dar Realo nenurašyčiau ir nerašyčiau jiems sauso rezultato. Madrido karaliai apskritai turi savo aurą aplinkui save eilę metų, nors mikroklimatas atrodo nėra pats geriausias. Džanas Musas su Mario Hezonė atrodo tie pagrindiniai destruktoriai, bet Realo skaičiai kalba už save, nors Eurolygoje tik 8 vieta reguliariajame sezone, bet Ispanija vis dar nepralaimima, labai ilgą laiką jie ten dominuoja, tad manyčiau, kad Realas seriją pratęs ir dar vieneras rungtynės mažiausiai bus šioje serijoje. Prognozuoju Realo pergalę 7-8 taškais Madride trečiose rungtynėse. Trečiadienį galvoju, kad dar viena serija Eurolygoje užsibaigs. Ji užsibaigs Palau Blaugranoje, nors tai yra salė, kurie sunkiausia turbūt žaisti daugeliu Eurolygos komandų. Arena neprimenanti 2025 metų, labiau tai yra į 21 amžiaus pradžios primenanti pastatą salę. Bet galvoju, kad Monakas prie to pripratęs, jie patys žaidžia ne pačioje didžiausioje arenoje. Pirmą savaitę Monakas visiškai kontroliavo rungtynių eigą. Rezultatyvų perdavimų beveik dvigubai daugiau negu Barsa jie atliko, klaidų irgi dvigubai mažiau padarė Monakas. Donatas Motijūnas nežaidžia, tačiau Mamas Džaitė antrose rungtynėse parodė savo meistriškumą. Pirmajame mače Danielis Taisas po krepšiais dominavo ir apskritai Kevinas Panteris yra sukontroliuotas, Jabari Parkeris irgi nežaidžia geriausių savo mačų ir Barcelonos puolimas atrodo labai liūdnai, ypatingai kai Tomašas Satoranskis atrodo amžius daro savo, Dario Briuselą netempė tokio lygio. Tuo metu Monakas perimetre turi visiškai talento, kiek tik nori imti. Tas pats Metijus Strazelis kyla nuo suolo ir duoda didelę naudą, taip kad galvoju, kad Vasilis Panulis neužtruks Barcelonoje ir laimės šią seriją sausai 3-0, nors Barsa duos kovą. Manau, kad tikrai nebus dviženklio skirtumo šiose rungtynėse. Trečiadienį nežiūriu į Anadolu Panathinaikosą, žiūriu iš karto į penktadienį, kadangi būtent šita vienintelė para garantuoja mums ketvirtąsias mažiausiai serijos rungtynės Stambulo Anadolu Efes namuose prieš Atėnų Panathinaikos ir žiūriu į šią savaitę taip, kad matant kaip serija prasidėjo, galvoju, kad šita serija nusipelno visų 5 atkrintamųjų rungtynių. Manau, kad trečiąjį mačą laimės Stambulo klubas, ketvirtąjį Pavo sugrįš ir didžiąją dalimi tikiu dėl talento kiekio, kiek Panathinaikos turi jo ir Ergino Atamano auros. Nereikia tikėtis kažkokių didelių permainų Atamano žaidime, viskas yra ten ant pasitikėjimo savo žaidėjoms, ant pasitikėjimo savo jėgomis ir Atamanas tą aurą turi eilę metų. Jeigu kažko trūks, jisai sukels skandalą, pakalbės į vieną pusę, pakalbės į kitą, bet jisai yra žiaurus taktikas psichologijos prasme ir manau, kad bus sugrąžinta šita serija į UAK areną, o mes suprantame, kad 5 rungtynės UAK arenoje laimėtojas praktiškai išsprendžiamas dar per apšilimą. Tad prognozuoju, kad Pavo lygins seriją penktadienį, lygins nelengvose rungtynėse rezultatyviame mače ir
Kendriko Nano turėtų būti pagaliau geras pasirodymas, jam pirmoji savaitė buvo labai sudėtinga. Pavo turėtų kažkiek apsispręsti tas problemas gynyboje su Vincanu Poirė ir varžovų tranziciniu puolimu. Rezultatyvios rungtynės ir Pavo dramatiška pergalė serija sugrįš į Atėnus. Nu ir ką, sekmadienį sugrįžkime į savo kiemą, čia neįprastas atvejis. Vilniaus derbis 1400 žiūrovų talpinančioje salytėje. Wolves pademonstravo savo ambicijas iš liūdnosios pusės renginys ar nerenginys, bet kokiu atveju, jeigu tu nori būti pirmas Vilniuje, tu turi kelti maksimalius lūkesčius ir žaisti didžiausioje miesto arenoje, dėja taip neįvyks. Kažkiek tai nublanksta šitas derbis dėl to, taip, kažkoks pristatymas treniruočių centrui, bet iš esmės nuvylė mane tai, galvoju, kad galbūt tai ir bus kozeris Wolves, kurie treniruojasi toje salėje prieš Vilniaus Rytą. Vilkams žinoma svarbios labai rungtynės kovoje saugant tą trečiąją vietą, dabar jau jie yra nukritę į ketvirtąją poziciją po pralaimėjimo 7bet Lietkabeliui. Rytas savo ruožtu yra ramus dėl antrosios pozicijos ir galbūt ta motyvacinė pusė yra Vilkų pusėje, kadangi komandos jau susitinka tikrai ne pirmą kartą šį sezoną. Rytas derbėse didžiąją dalimi dominavo. Šį kartą gal atiduokime duoklį Vilkams ir turbūt sudedam tos faktorius. Vilkams labiau reikia pergalės. Vilkai sunkiose rungtynėse rodo daugiau motyvacijos pastaruoju metu negu eilinėse rungtynėse. Na ir tas salytė, treniruočių salė kažkiek gal turės faktorių, Ryto fanų tiek nebus ir Vilkai iškovos sunkią pergalę prieš Rytą, mano tokia prognozė. Užsidarom šią savaitę su tuo, tikėkime, kad geras krepšinis mums sugrąžins ir gerus orus į Lietuvą. Nepamirškite prenumeruoti mano kanalo, laikinti šį video ir žinoma prognozuokite, kaip klostysis Eurolygos atkrintamosios. Iki.